Labas, labai džiaugiuosi, kad įsijungėt mūsų video. Iš Dievo norėčiau padrąsinti tokią Biblijos eilutę. Jono 3:17. Nes Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad pasaulį pasmerkti, bet jis atsiuntė savo sūnų, kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Įsivaizduojat, Jėzus atėjo, kad tu galėtum įsigelbėti. O dabar tiesiog trokštų, kad šitas video priliestų tavo širdį. Čia man besant, nors neseniai tik grįžau, bet jau girdėjau įvairių istorijų. Ir iš tikrųjų buvau pasiruošęs, jau žinojau, apie ką pamokslausiu, kaip tik atvažiuosiu, bet išgirdau istorijas, kad daug žmonių einat per audras kažkokią savo gyvenime. Kažkokius iššūkius patirėt, didesnius, mažesnius. Aš galvoju, va. Aš esu neįskirtinis irgi. Dideli iššūkiai tikrai tokių audrų savo gyvenime nesu patyręs, bet iškart supratau, kodėl Dievas vedė mane ir veda, dar dabar veda. Ir kad tai yra laikas, tai kažkoks yra sezonas mums visiems kartu ir asmeniškai eiti per tas audras, bet kažką iš jų išmokti. Ir noriu pradėti nuo paprastos istorijos, tokios, kas ypatingai Lietuvoje užaugot, žinot, 3 paršiukų pasaką. Jo, žinot, yes. Tokie buvo 3 paršiukai, broliai, ir jie linksminosi, kaip sakant, gyveno savo gyvenimą ir taip suprato, kad, ateina tas šaltas sezonas, ateina žiema, ateina tos audros į gyvenimą ir reikia statytis kažkokią priebėgą, kažkokį prieglobstį, namą kažkokį. Ir vienas iš tų brolių buvo toks matomai rimtesnis, geresnis gal krikščionis, nežinau, nesako taip. Bet jisai nusprendė, kad reikia statyti, jeigu statyti namą, tai statyti rimtą. Reiškia, iš plytų, iš akmenų, gerą, stiprų. Ir jis pradėjo įstatyti, o kiti 2 broliai, jie tokie dar ir pasišaipė, aš kai skaičiau tą pasaką, ten su tokiom dainelėm jie ir dainuoja, tokie, 2 tie broliai tokie geruliai, tokie hipiai visiški. Jiems sako, čia šilta, čia gerai, pasižiūrėk, kokia žiema, čia, ir jie taip dainuoja, tos dainelės labai gražios. Aš taip norėjau visą paskaityti tą pasaką, bet pažiūrėjau, jinai labai ilga. Bet ten, super. Ir tas brolis vienas stato, kiti 2 iš jo pasišaipo šiek tiek, jie toliau linksminasi, tada paspaudžia jau, atsiranda ženklai tam tikri, kad ateina ta žiema ir jie tada nusprendžia, jau ir mums reikia statytis. Bet kaip sakant, jie nepraranda savo to hipiškumo. Vienas sako, tai einu statytis, randa šiaudų, pasistato iš šiaudų tą namelį, pasitvarko, sako, gerai, paeis. Kitas truputėlį labiau jau rimtesnis, kai Vilma sakė, labiau gal kaimietis, jeigu atsimenat iš praeito pamokslo. Tai jisai nusprendžia, kad iš šakų pasidarys, irgi pasistato ir jie, žodžiu, gyvena. Bet jie pasistatė ten besilinksmindami, levoja ir prikelia vilką, kuris miega šalia miško. Ir tas vilkas jau ateina jų skerst. Žodžiu, jie nubėga, pirmas nubėga į tą namelį iš šiaudų, ten irgi padainuoja apie tą vilką, toks pasišaipo, nes jam atrodo, kad, cool, jis turi namus, kas jam gali nutikti. Tas vilkas ten papučia vieną kartą, tie šiaudai įsilaksto, paršiukas jau bėga pas brolį į medinį namelį. Nuvaro į medinį, ten vėl jau dviese drąsiau, jie vėl dainušką apie vilką. Tas vėl kelis kartus papučia, šį kartą ne iš 1, iš 3, vėl ta trobelė sugriūna ir jau jie abudu bėga pas tą 3 brolį, iš kurio šaipėsi, nubėga pas 3, užsidaro rimtam name, atbėga vilkas, bando pūst, nepaeina, ten jis apsivelka avies kailių, bando kažką sukurti, kažkokią seną, jam irgi nepaeina, tada jis bando per kaminą lipti, bet tas 3 paršiukas rimtas vis tiek turi išminties, užkuria pečių, tas ten nusidegina, per kaminą išauna, kai naujametinis fejerverkas. Ir žodžiu, su vilku baigta ir paršiukai toliau gyvena. Nežinau, ar jie visi toliau statosi savo namus, ar gyvena pas brolį, bet va tokia istorija. Ir aš taip galvoju, wow, kaip dažnai šitoj istorijoje vienas iš paršiukų būnu aš.
Nežinau, ar jūs save galite atrasti, aš tai, sakyčiau, per dažnai atrandu save. Ir kad dar aš bent jau būčiau tas trečias. Bet dažniausiai atrandu save, kad esu pirmas arba antras. Nors man aš širdį toks hipis, bet kažkaip net toj vietoj norėčiau būti tas hipis. Ir kaip dažnai aš pasistatau savo tuos namus ant kažkokių dalykų, kurie man atrodo yra teisingi, tikri, stiprūs, išlaikys ir panašiai, bet kai ateina kažkokie audros, kai ateina tas suspaudimas, kai galiausiai ateina kažkoks priešas, tie dalykai griūna. Ką aš su tuo darau? Statausi kitą. Taip logiškai vėl atrandu, kad pasistačiau iš šiaudų, sugriuvo, tada statausi iš malkų, iš kažkokių šakų. Ir vėl tarsi laukiu, kol vėl sugrius. Ir atrandu labai dažnai save toj vietoj. Ir kad neatrodytų, kad bažnyčiai kalbama apie lietuvių pasakas, galim paskaityti tiesiog iš Mato Evangelijos 7 skyriaus 24-27 eilutės. Čia Kristus kalba ir sako, taigi, kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių, bet jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai, daužėsi į tą namą ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Atkreipkite dėmesį, kad kaip įdomu, abiejais atvejais, tiek ir to jau išmintingo, protingo, tiek ir to kvailo žmogaus atveju, sako visiškai identiškos. Sako, kiekvienas, kuris klauso mano žodžių. Abiejais atvejais. Abiejais atvejais tiek tas protingas, tiek kvailas klausėsi Kristaus žodžių. Tai kaip čia išeina? Tai reiškiasi, šiaip aš tiesiog noriu, kad mes visi pagalvotume, ką reiškia klausytis. Tai tada būtent, jeigu aš klausau Kristaus žodžių, aš ateinu į bažnyčią, aš meldžiuosi, aš skaitau raštą, aš tarnauju, aš kažką darau, tai kaip ir, viskas okei, jo? Bent jau turėtų būti okei. Bet iš šitos vietos mes matom, kad kažkaip nėra okei. Ir tada jūs man sakytų, tai vienas vykdė, o kitas nevykdė. Aha, taip, tikrai taip ir skaičiu, taip ir yra. Aha. Bet šitos apie vykdymą ir nevykdymą mes dar šiek tiek pakalbėsim vėliau. Įdomu, kad kita detalė, kuri yra įdomi, kad audros pakilo ir pas tą, ir pas tą. Tai, kad jūs esat krikščionys, o gal ir nesat, tai jūsų neapsaugo nuo audros susidarymų jūsų gyvenime. Jeigu tu esi krikščionis ir tu galvoji, kad pas tave neateis tos negandos, nepakils tas karštis, nebūsi drebinamas, galvok iš naujo. Ir tie, kurie dabar sėdė audrose, sako, amen. Jos ateis, pas visus, nesvarbu, kurioj kategorijai tu priklausai. Gerai yra klausyti žodžių, gerai yra dar geriau jį vykdyti, bet jeigu ir nevykdai, pas visus ateis audra. Čia taip labai jau liūdnai pradėjau. Bet aš tada grįžtam dabar prie to momento, kad kas išskyrė tas dvi kategorijas, kas sudarė tas dvi kategorijas, tai buvo tas vykdymas, žodžio vykdymas. Reiškia, jeigu tu vykdai žodį, tai tu esi tas, kuris statai namą ant uolos. Tu statai namą iš teisingų medžiagų, nes pakilus audrai jisai nesugriūna. Čia tokia tiesiog loginė išvada susidaro. Dabar ką reiškia tada vykdyti žodį?
Ir tose nebus ant ekrano tos vietos, bet aš tiesiog pats savo ją įsirašiau, kad, pavyzdžiui, vykdymas buvo toks jaunuolis. Jeigu kas skaitot raštą, žinot, jisai atėjo pas Kristų ir sako, mokytojau, ką galiu daryti, kad paveldėčiau dangaus karalystę? Jisai sako, žinai įstatymą, daryk įstatymą. Jo? Jisai sako, jo, aš viską darau. Aš sako, viską darau nuo vaikystės. Čia ne šiaip įtikėjau prieš metus, čia vyrukas nuo vaikystės vykdo įsakymą. Geras pavyzdys. Bet kaip įdomu, kad vėl, šiuo atveju, sakyčiau, Kristaus žodžiai sukelia jo gyvenime audrą. Jisai sako, parduok viską, išdalink vargšams ir tada sako, sek paskui mane. Sako, jaunuolis nusiminė, pasitraukė, nes jisai daug turėjo. Labai įdomu, tokia kontroversiška mintis, kad tada rašto vykdymas dar nėra tas garantas, kad mano namas išstovės. Čia visai kontroversijos kažkokios. Bet iš esmės mes matom iš tų pavyzdžių, kad jeigu netgi mano tas buvimas, žodžio klausimas, buvimas gerų krikščionių, netgi kažkokių vykdymas tam tikrų nurodymų krikščioniškų, biblijinių principų, dar nereiškia, kad atėjus audrai, specifiniai, šiuo atveju labai specifinė audra, jisai galbūt būtų jaunuolis sustovėjęs visas kitas audras, bet šiuo atveju atėjo audra, ta, kuri pažeidė jo giliausią pamatą. Tai buvo jo meilė turtams. Čia nebuvo šiaip audra, kuri pajudina langą, čia buvo audra, kuri žemės drebėjimas, taip galim sakyti, kuris išjudino jo pamatą ir jis atrado, kad man rūpi vis dėlto man rūpi mano turtai labiau. Ir tada aš sakau, Dieve, tai okei, tai kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Kur šitoj vietoje išėjimas yra? Ir man tokia besiruošiant atėjo mintis, kad namo tas statytojas, kaip aš, kaip žmogus, jeigu esu namo statytojas, aš atiduosiu, jeigu mano namas yra sėkmingas, aš atiduosiu šlovę kam? Tam, kuris jį pastatė. Normalu. Jeigu tu statai kažką, savo gyvenime, karjerą, šeimą, santykius, kas tai bebūtų, sveikatą, kas tai bebūtų, tu stataisi ir tu galvoji, kad tu tai statai iš savęs, su savo išmintim, su savo žinojimu, su savo gerom pastangom, tai tu šlovę ir atiduosi savo. Ta prasme, jeigu aš dirbu kažkur, tai kaip man supras dabar, labai šlovę atiduoti darbdaviui, kad jis man sumokėjo algą, kurią aš uždirbau. Tai kieno čia prakaitas buvo pralietas? Mano ar jo? Ar iš vis kažkieno? Jeigu buvo pralietas prakaitas mano ir aš padariau darbą ir gavau užmokestį, tai, einam atšvęsti pirmąją algą. Kaip ir taip. Bet čia vėlgi kažkas nesueina ir mes labai matom, vėlgi to nebus rašto vietos, bet buvo tokia istorija, kur sako, irgi buvo žmogus, kuriam labai paėjo. Jo namas pasistatė superinis. Čia Luko Evangelijoje tokia istorija, 12 skyriuje, jeigu skaitysit. Sako, vienas turtingas žmogaus laukai davė gausų derlių. Kaip aš norėčiau, kad mano laukai duotų gausų derlių. Pirmiausia, norėčiau turėti laukus. Ir po to, kad jie duotų man gausų derlių. Dieve. Ir normalu, kad žmogus, didelis derlius, jisai apsižiūri, matomai protingas buvo žmogus, nebūtinai išmintingas, bet protingas. Apsižiūri, kad į mano turimus sandėlius viskas netelpa. Tai logiškai ką daryti? Nugriaut, pasistatyti didesnius ir tada tilps. Kiekvienas, kuris užsiima bizniu, supranta, kad čia viskas kaip ir teisinga. Bet labai įdomu, ką jis po to sako. Sako, tarė savo sielai. Sako, tuome siela. Tu turi daug gėrybių,
sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksminkis. Kam jis atiduoda šlovę? Sau. Savo galbūt diplomui, kažkokiam apsukrumui, tai, ką jisai darė, dėl ko tie laukai galiausiai davė daug to derliaus, dar kažkam. Galbūt netgi sau dėkoja už tai, kad lietus lyjo tada, kada reikia. Ir matom, kad čia Dievas sako, kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tau sielos. Kamgi atiteks, ką susikroviai? Oi. Dabar grįžtam vėl prie to pastato mūsų gyvenimo. Nu tai netgi jeigu ir tas pastatas atrodo tvirtas, saugus, krikščioniškas, dar nereiškia, kad čia viskas gerai. Netgi jeigu ir praėjai kelias audras savo gyvenime, išstovėjai, dar nereiškia, kad čia jau va tas viskas, jau tu, kaip sakant, dėkis medalį ir galėjai į priekį. Kas daro mano pastatą, mano gyvenimą tvirtu? Pozicija. Ne, Jėzus dar nereiks sakyti Jėzus, nes mes visi žinom tą atsakymą. Bet aš noriu, kad kažkaip aš pats buvau sukrėstas ir aš tikiu, kad ir jūs esat purtomi ir atkreip dėmesį, kas daro, kas iš tiesų daro mano gyvenimo pastatą tvirtu. Mano pozicija, mano uždirbami pinigai, ar mano šeima, mano draugai, pripažinimas, darbas, galbūt tarnavimas. Bet taip nuoširdžiai, kas? Santykiai, santykiai šeimoje. Kas daro mano gyvenimo pastatą iš tiesų tvirtu? Jėzus. Ok, gerai. Bet iš tiesų, ar Jėzus ar ne, mes ir pamatom audrose, kai ateina audros, mes dar pamatom, kas iš tiesų, ne taip kaip man atrodo, kas iš tiesų daro mano pastatą tvirtu. Ir tie visi dalykai, kuriuos aš išvardinau, ir galit kiekvienas savo dar prisidėti, bet tai ir bus tos medžiagos, iš kurių bus statomas jūsų gyvenimo pastatas. Jis gali būti statomas iš santykių, iš gerų santykių. Nu, come on, kas turit kažkokius santykius, tikrai norim, kad jie būtų geri. Galbūt tada ta medžiaga bus darbas ir gerai apmokamas. Nu, kuris iš čia esančių nenori darbo, kuris būtų gerai apmokamas? Nu, okei, tarnavimas. Kuris iš čia esančių, kurie tarnauja arba svajoja tarnauti, kurie nenori, kad tas tarnavimas būtų sėkmingas. Nu, atrodo, taip. Nu, mes to norim, iš tiesų to norim. Bet problema yra tame, kad tų dalykų mes taip stipriai norim, kad jie tampa ta laikančiaja medžiaga mūsų pastato. Ir kaip jūs kažkas čia sakėte, Jėzus, kai ateina audra, visos medžiagos, jos neišstovi. Tiesiog, kad ir kokios jos būtų geriausios. Nesu statybininkas, bet tikriausiai tie, kas statybininkas, jūs žinot, kurios medžiagos yra geros, kurios yra blogos. O aš pasakysiu, nesvarbu kokios. Jos vis tiek tam tikrų audrų neatlaikys. Jeigu ne viena audra, tai kita vis tiek išjudins, išpurtins. Ir tas griuvimas bus baisus. Kai aš buvau Lietuvoje, kodėl aš labai noriu kalbėti praktiškai. Kai aš buvau Lietuvoje, aš galvojau, toks fainas, aš iš tikrųjų toks karjera nebuvo gal pati geriausia, man taip atrodė, bet aš buvau pasidaręs tarsi tą karjerą. Mano tikslas buvo iš viso dirbti, kaip sakant, per atstumą. Reiškiasi, aš važiuoju kur nori, kaip aš juokaudavau, ten kolegoms sakau, aš noriu Tenerifėje po Palmę, savo šildytis, daryti tą darbą, gauti gerus pinigus ir va taip čilint.
Bet mano buvo toks. Ir aš praktiškai iki ten atėjau. Ir tada, kai viskas pradėjo drebėti, kai aš išvažiavau į Lietuvą, viskas pradėjo drebėti, šiaip pradėjo drebėti jau prieš tai. Ir tas drebėjimas mano gyvenimo, tos būtent kas liečia darbą, jis tai taip mane stipriai paveikė, kad man net pradėjo streikuoti sveikata. Tada aš, darbas, sveikata. Jau galit užčiuopti, jau aš pradėjau užčiuopti po kažkiek laiko, tik tai, kad tos medžiagos kažkaip jos labai jau stipriai ir jų daug yra mano pamate, nes jisai yra tiesiog purtumas. Aš neturiu jokios ramybės. Ir tie veiksmai, kurie vyksta mano gyvenime, tai rodo. Sveikata prastėja, darbas, karjera baigėsi. Kaip aukštai norėjau pakilti, taip žemai ir kritau. Baigėsi. Santykiai pradėjau, tam chaose, kuriam buvau, to jaudroji, aš pradėjau netgi griauti santykius, kuriuos turiu. Aš pradėjau kaltinti žmonės ir žinokit, stoviu čia, aš jau kai kuriems pasakojau ir vienu momentu aš pasibaisėjau savimi, nes kažin kas bus, jeigu tie žmonės pažies, ką aš dabar sakau. Realiai aš praktiškai norėjau suorganizuoti susidorojimą su jais. Jo, čia taip, Justas juokėsi, bet, nes kas įdomiausia, žinot, kai tu turi gerus planus, velnias tau duos ir galimybės juos išpildyti. Atsirado ir kontaktai, su kuriais reikia sukontaktuoti ir jie pasirūpins, kad tavo planas būtų įvykdytas. Susirinkau adresus, laiką, kada tie žmonės išvažiuoja iš ofiso. Jo, stovi ant scenos. Žudikas. Bet tuo pačiu metu aš kūriau tuos planus, vis dar bandžiau išlaikyti tą savo griūvantį pastatą. Visokiausiom varkim, kaip sakant. Vais, ten tas, anas. Dar buvau sugalvojęs irgi gerą, kadangi turiu prieigas prie serverių firmos, norėjau pavogti visus dokumentus tenai. Tai buvau sukūręs planą, kad jie ateis, pirmadienį įsijungia kompus, o ten atstatyti gamykliniai parametrai. O tuo pačiu metu visiškas chaosas, visiškai sveikata streikuoja, mano protė vyksta ištisiniais audros, aš nebesuturiu savęs. Ir vienu momentu, atsimenu iš šito, su mama geriam kavą ir jinai man ištisai sako, kažkas su tavim vyksta, sako, aš matau, net ant tavo kūno matosi, kad kažkas su tavim negero vyksta. Ir tada jinai man sako, Manvydai, kas yra? Ir aš niekada gyvenime, aš tai buvau išmokytas, kad pakelti balsą prieš tėvus, tai neegzistuoja. Aš tiesiog taip užaugau. Ir aš tiesiog pakėliau balsą prieš mamą, aš ta prasme kažką ten, aš pasakiau, man atrodo, nutilk ar kažką tokio. Ir jinai nutilo, bet tuo pačiu metu aš pabudau. Ir supratau, kad čia ne taip, čia tikrai kažkas ne taip. Mano pastatas griūna, o aš jį bandau dar visai sutvarkyti savo varkim. Pastatas griūna iš pamatų, iš realiai giliausių sluoksnių, o aš vis dar špakliuoju sienas. Statybininkai žino, apie ką kalbu. Nesidaro taip. Taip nesidaro. Ir viso to, ir ką noriu pasakyti, kad ir dabar, pavyzdžiui, aš tuos dalykus suvokiau, aš pradėjau atgailauti, aš pradėjau gręžtis į Dievą, aš sakiau, Dieve, aš nieko nebesuprantu, nežinau, ką daryti, visiškai važiuoju į Londoną, nieko nežinau, kaip esu. Ir man toksai atrodo, ir tikrai atėjau ramybė, tikrai nemeluosiu, atėjau tam tikrą ramybę, kai pavedžiau dalykus, ant gamtiniai ramybė atėjau. Aleliuja. Bet audra nenurimo.
Kaip norėčiau, kad jinai būtų nurimus. Aš atgailauju, ateina ramybė, gaunu skambutį, liuks, viskas sutvarkyta. Toliau tęsiu karjerą, toliau darau, toliau gyvenu tame pastate, kuris beveik sugriuvo. Pasitaisiai, parėmėm kažką, padarėm ir gerai. Kaip toj giesmė tie antkapiai, tie kapai, Dievas nori iš jų padaryti sodą, o tu tik pasitaisai tą palinkusį kryželį, kuris prie tavo kapo, tu jį pataisai, tiesiai pažiūrėjai, statybininkai pamierau dar su leveliuku, kad tikrai stovėtų tiesiai ir viskas. Bet Dievas visiškai nori kažką keisti ir audra vyksta. Ruošiuosi šitam pamokslui tiek vakar, tiek šiandien iš ryto. Ir atrodo, tu esi, tu skaitai raštą, tu dėlioji mintis, tu bendrauji su Dievu. Ir taip maždaug, mano mintys taip, Dievas, darbas, susiras darbą, kokį darbą, gyvenamoji vieta, kas vyksta? Nurimstu, pakvėpuoju, Mantvydai, taigi tu nieko nepakeisi, šiandien šeštadienis, tu nieko nepakeisi. Toliau būk su Dievu. Dievas, malda, Dieve, prašau darbo. Ir vėl aš atsirandu ten pat ir aš nemeluosiu, mintys va taip šokinėja. Ir kaip sako angliškai ir tas įsireiškimas all over the place. Ir man šitaip išsitaškiusios mintys, tiesiog tu esi visur, mintys esi visur, tu sprendi dalykus, kurie neįsisprendžia, tu toliau klijuoji su lipnia juostele tą griūvantį pastatą. Ir nieks nesiklijuoja, nieks nesitaiso. Man įdomiausia, kad, pavyzdžiui, Timotiejui, angliškai, man labai patinka tam angliškam vertime, 2 Timotiejų laiške sako, kad mums Dievo dvasia, sako, duoda tą sound mind. Tai lietuviškai tai yra parašyta savitvarda, bet aš pažiūrėjau labiau tuos vertimus, kad iš esmės jinai yra, kai tu turi ramybę savo protę. Aš galvoju, Dieve, aš jo neturiu. Aš jau kaip ir pavedžiau tau save, atgailavau, viską susidėliojau, bet tos ramybės nėra. Audra toliau vyks, aš toliau panikuoju, gal nebe taip, kaip prieš tai, nebeplanuoju nužudytų žmonių, bet vis tiek. Kaip baisiai atrodo, ne? Kaip baisiai skamba, ką aš šneku. Bet, come on. Ir aš supratau, kad vėlgi tos toksai periname į kitą tą lygį, tiesiog einam dabar lygiais. Prieš tai supratom, kad turi būti statoma iš gerų medžiagų, jo? Tarsi, turi būti statoma ant Kristaus. Tai reiškia, mums reikia Kristaus. Tęsime į kitą istoriją. Morkaus Evangelijoje 4, 35-40. Sako, tą pačią dieną atėjus vakarui, Jėzus tarė mokiniams. Irkimės į aną pusę. Atleidę žmonės, jie jį pasėmė, nes jis tebebuvo valtyje. Kartu plaukė ir kitos mažos valtys. Pakilo didžiulė vėtra, bangos daužėsi į valtį taip, kad ją jau ėmė semti. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Man čia tokia kieta vieta. Gale ant pagalvės. Valtį semė Jėzus ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami, mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame? Pabudęs jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui, nutilk, nurimk. Tuojau pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. Jis tarė jiems, kodėl jūs tokie bailūs? Ar vis dar neturite tikėjimo? Ir vėl, kiek čia dalykų vyksta? Pirmiausiai, tai Jėzus jiems sako, plaukime į kitą pusę. Net ne aš čia sugalvojau tuos visus reikalus. Jėzus sako, irkimės į kitą pusę. Tai tu ne Dievas, tu nežinai, kad bus audra. Tarsi mes galim aš buvau ne vieną kartą tokioj vietoj, kur tau ateina mintys, tai čia, matai. Taip ir sakiau, eisi, taip darysi, ir tau dabar audra. Čia Dievas tave įvedė tą audrą. Sakiau, būtum ten pasirašęs, ten kažką padaręs biškutuką ir ramu būt buvę. Nuplaukęs, nuskridęs būtum į kitą krantą.
O dabar čia įirtis, audra. Čia Dievas kaltas. Būna tokių minčių. Įdomiausia, kad sako, su jais plaukia ir kitos mažos valtelės, kuriuose nebuvo Jėzaus. Sugrįšim prie šito momento. Bet kas įdomiausia, kad apskritai esant audrai, Jėzus buvo su mokiniais. Tai reiškia, netgi mes kaip krikščionys suvokdami, turėdami Jėzų šalia savęs, turėdami šventąją dvasią savyje, mes vis tiek, vėlgi, pirmas dalykas, neišvengiame audrų. Antras dalykas, mes galim to visiškai nepastebėti. Kad tas Jėzus, tas, kuris mus išlaiko, tam, kuriam giedam kiekvieną sekmadienį, tam, kuriam meldžiamės, kaip turim laiko, apie tą, kurį skaitom rašte, kad to pačio Dievo, to pačio Jėzaus mes galim nepastebėti. Tiksliau pastebėti, bet ne taip, kaip iš tikrųjų yra. Mokiniai pastebėjau, kad jisai valties gale miega ant pagalvės. Bet kad jisai tas gelbėtojas, kad jisai tas, kuris gali išlaikyti, kad jisai tas, kur gali pervest, o tos vietos jie nepastebėjo. Kodėl? Galiausiai, kodėl iš vis Jėzus mokiniai kreipiasi, sako, kaip padėk, aišku, gal tokie žodžiai, kad čia tau nerūpi, gal tu nereikėjo žodžių, bet jie kreipiasi šiaip kaip ir mes, tikriausiai kiekvienas papuolė į audrą, natūralu, ką mes darom, krikščionys būdami ir net ne krikščionys, kai kažkas papuola į kokį ten lėktuvo turbulencijas ir panašiai, net nekrikščionis sako, o Dieve, ten Šventa Marija dar kažkaip. Žodžiu, visi kviečiasi, netgi netikintys pradeda ieškoti, kviestis kažko, kas gali padėti. Ir man tai atrodo, kad tai normalu. Ar ne taip? Tam prasme, prašykite ir jums bus duota. Bet čia kažkodėl Jėzus priekaištauja. Kodėl? Ir vėlgi sakau, kiekvienas sugrįžkime į savo tą audrą gyvenime. Kai tau šeima, vyksta netektys tau šeimoje. Kai išeina žmonės, kurie neturėjo išeiti, kai tavo gyvenimas, tą, ką tu satai, viskas griūna, santykiai griūna. Kai tu netenki namų, kai tu prarandi darbą, galiausiai, kai tau sveikata sušlubuoja. Tai yra normalu, kad aš šauksiuosi Dievo pagalbos ir tikėsiuosi, kad jis išgirs ir padės. Kur man dar eit daugiau? Bet aš mesiu iššūkį, nes aš tikiu, kad Dievas man įmetė ir aš noriu tiesiog ir jums mesti tą iššūkį. Akivaizdu, kad audros vyksta ir vyks. Kartais tam tikras tarsi kaip Dievas būtų įvedęs į tą audrą. Nebūtinai tai yra Dievas. Aš pasakysiu, Dievas gali panaudoti audrą, ir čia yra esminis dalykas, Dievas gali panaudoti audrą kažkam. Labai gerai, mes šaukimės Dievo pagalbos, taip ir toliau darykit. Bet aš tikiu, kad Dievas sako, va toj audroj tam hause, kada viskas griūna, kai tu nežinai nei į kairę, nei į dešinę kur eit, kai tave spaudžia iš visų pusių, va toj audroj atkreip dėmesį, kur esi tu, kur esu aš. Nes kai kurie dalykai pasirodo būtent tik audrose. Labai įdomu, kad, pavyzdžiui, kai metalai yra kaitinami, tau gali iš išorės atrodyti, kad tas, sakykime, auksas kažkoks, kad jis nėra, jeigu dar tu nesi įgudęs, tu net neatskirsi, kad jis turi priemaišų. Jisai atrodo toks, tinkamas. Ir tau kokis kameriai parduos už didžiausius pinigus netikrą auksą.
Bet kai tu įdedi į krosnį, toj temperatūroje tiesiog pradeda įsiskyrinėti tam tikros medžiagos, kurios nėra auksas. Tam tikrose temperatūrose medžiagos atsiskiria ir dar vietoj to, kad jos atsiskirtų ir kažkur pranyktų, jos, sako, iškyla į paviršių. Jos tampa matomos. Todėl aš ir savo, ir jums metu iššūkį, kad tose audrose, kuriuose esat, atkreipkite dėmesį, kas vyksta jūsų viduje. Kas vyksta, ant kokios tos medžiagos išryškėjo, kokios tos medžiagos, iš kurių buvo pastatyta dalis jūsų pastato, galbūt visas pastatas. Galbūt tai darbas, galbūt tai aprūpinimas, apie viską aš kalbėjau, galbūt tai šeima, gal tu statei visą savo gyvenimą būtent ant šeimos ir kai atėjo tas karštis, kai atėjo ta audra, kai pradėjo viskas griūti, tu gali pamatyti, kad aš tai dariau. Ir ta pozicija nesumažėja ta dalis, kad tu kvietiesi Dievo pagalbos, kad jis išvestų, bet tuo pačiu metu suskai Dieve, daryk, ką darai. Tyryk mane, daryk tai, ką darai. Aš noriu panašėti, mes giedam giesmėse, ne vienoj, noriu būti panašus į tave, Jėzau. Come on! Tikrai nori būti panašus į Jėzų? Atsiverskite Evangelijas ir paskaitykime, ką reiškia būti panašiu į Jėzų. Mirti. Galutiniam taške mirti. Nors esi visiškai be kaltės, visiškai nieko nepadarai, atėjai duoti gero, o tave nužudo, iš tave šaiposi. Tai reiškia būti panašiu į Kristų. Jūs įsivaizduojat, ką mes giedam tose giesmėse. Aš noriu būti toks kaip tu. Tai pridėk savo galvoj, atsiųsk audrą. Nes realiai toje audroje ir išiškės tam tikri dalykai. Ten ir prasidės tas kelias panašėjimo į Kristų. Ir sakau, aš nekalbu iš tos tokios teorinės pusės. Man pačiam rauna stogą. Realiai viskas, kas dabar vyksta aplink mano gyvenimą, rauna stogą. Aš nežinau, ką aš darysiu rytoj. Ir iš šitos pusės, iš šitos pozicijos aš jums sakau, ir aš meldžiuosi, aš save tiesiog, kaip sakant, netgi stumiu, pušinu, sakau, Dieve, aš tikrai noriu, kad tu patrauktum visą tai, bet aš dar labiau noriu, kad tu mane išgrynintum, kad tu paimtum iš manęs tuos dalykus, kurių neturi būti manyje. Aš noriu panašėti į tave, aš noriu būti toks kaip tu. Todėl prašau, kad ir kaip man skauda, prašau, padėk man pereiti tai. Ne pabėgti iš audros, bet pereiti per ją. Galiausiai kiekvienoje audroje, Dieve, prašau, atverk mano akis, proto, visas, kurias turiu, atverk man akis pamatyti, kad tu esi toje audroje, su manim. Ir tai pakanka, to pakanka. Kad ir sugrius mano gyvenimo pastas, man to pakanka. Nes galiausiai Kristus neatėjo į šią žemę, kad mes pasistatytume pastatus kaip izraelitai tiesiog Egipte arba dykumoje. Netoks tikslas Dievo, kad mes pasistatytume savo gyvenimo pastatus tarpinėse stotelėse. Jo tikslas, kad mes pasistatytume savo pastą pažado žemėje. O į pažado žemę neįeisim niekaip, jeigu toliau nešiosimės visišką savo sugedimą, kurio galbūt net nematom. Koks sugedimas, kai mano sveikata streikuoja? Geras klausimas. Aš nežinau, bet Dievas žino. Dievas žino, kur kažkas turi judėti, kur kažkas turi persiskirstyti. Galbūt tu nematai, aš nežinau, kurioje vietoje, kas vyksta su tavim, aš nežinau, kas vyksta su manim, tiesą sakant. Sužinojau, kad norėjau nukilinti kažką. Iki to tikrai nežinojau. Aš visada galvojau, kad aš esu dosnus. Tai reikėjo, kad šiek tiek nesumokėtų algos.
Ir galiu apsirengti kaip žaliai, kaip Grinčas, nes iš tiesų niekam nieko nenorėjau duoti. Man, nes reikia, nes negaunu. Jo. Tik tais man. Todėl aš sakau, yra 3 keliai, visai pabaigai, 3 yra keliai iš audros. Yra pasipiktinti ir sakyti, nu va, stengiausi, dariau, bandžiau, eikit visi. Niekas šiandien nesigauna, apgavo, krikščionybė mane apgavo. Sakė, ten meilį, ramybė, dar kažkas apgavo. Nėra. Tada yra antras kelias, šauktis Dievo, staigiai šauktis Dievo, kad Dieve patrauk, tai patrauk, prašau patrauk. Ir tai tikrai, sakau, nėra blogas kelias, bet dažną kartą, kai taip atsitinka, kai mes staigiai Dieve patrauk, tiesiog aš tokį pastebėjau iš savo gyvenimo tendenciją, tos audros kažkokiu būdu grįžta. Čia jis tik dar neseniai patraukė ir vėl atėjo. Patrauk ir vėl. Ir aš matau, kad čia vėlgi, nėra tai išeitis. Ir tas trečias. Dieve. Audra. Žiauriai nervuoja. Nežinau, ką daryti. Viskas dūžta. Noriu kažką nukilinti. Bet, Dieve, tebūnie tavo valia. Daryk su manim tai, kas turi būti padaryta. Nežinau kaip, skauda, be galo skauda. Prašau, padėk man pereiti, neišeiti ir išeiti, bet labiau prašau, padėk man pereiti, išstovėti. Ir aš tokius pasirašiau savo, visai muzikantai iš tikrųjų galite ateiti. Aš prašiau, kad Dievo tikslas audrose yra parodyti mums, kad jisai yra ir aukštumų, ir slėnių Dievas. Kad kai tu esi aukštumose, kai tau yra gerai ir staiga viskas persimaino, tu eini į giliausius, kaip sakant, požemius, kad jis vis dėlto ten yra. Dovydas savo psalmėje apie tai kalba, sako, jeigu aš pakilsiu aukštyn, tu ten, jeigu nusileisiu žemyn, tu ten. Aš tikiu, kad Dievo tikslas yra mums, kaip krikščionim, mus išugdyti tuos tvirtus karius, kurie būtent nesvarbu kokiom sąlygom, nesvarbu kokiom audrom, nesvarbu kokiam karštyje mes žinosim, bet žinosim iš tiesų, žinosim ne tik, kad Kristus yra valtyje, bet žinosim, kad jis yra su manim, su jumis, toje vietoje, kur jūs esat. Ir nesvarbu, kiek ilgai užtruks audra, jisai vis tiek ten yra su jumis. Ir jisai jūs stiprina. Ir dar geriau, jisai netgi kažką daro gražaus. Net gražus, sakyčiau, net nėra teisingas žodis. Kažką daro tobulo. Dievas mums teikia ramybę. Bet mes pasirenkam, ką su ją darysim. Dievas mums duoda ramybę, bet mes pasirenkam, ar joje pasiliksim. Todėl ar tu audroj, ar ramybėj, kur tu bebūtum, neskubėk iš ten pabėgti. Kaip besinorėtų, nes skauda, aš suprantu. Bet pirmiausiai pakelk akis, maldoj. Ačiū, kad klausei šį video. Tikiuosi, kad jis sustiprins tave tikėjimo kelionėje. Labai prašau, pasidalink šiuo video su savo draugais bei artimaisiais. Mus galite rasti visose socialinėse paskyrose. Tai yra Facebook, Instagram ir Spotify, kuriuose sužinosite apie ateityje vykstančius renginius. Tikiuosi, kada nors pasimatyti gyvai bažnyčioje.
O šiam kartui tiek.